I know what it means to play in Žalgiris Arena, so it's not a surprise for me. I wanted that our new players, maybe players that never played the EuroLeague, felt this atmosphere, and it was exactly like this. Visi soldautai, didžiulė padėka jiem, didžiulė garbė žaisti tokio arenai, kur taip yra komanda mylima, taip gerbima, taip palaikoma, tai sakau, kažkas iš fantastikos srities ir nedaug žaidėjų gali tai patirti ir turim būti žiauriai dėkingi už tai, turim nešti Žalgirio vardą garbingai, nes tiek žmonių stovi už mūsų, kad mes tiesiog jokiais būdais negalime nekovoti už šitą vardą. Fans are amazing. They were holding our back the whole year. They were with us the whole time. Flights, travels, games. I think we felt like we had one more player on the roster. Fanai buvo nuostabus, jie mus palaikė ir stūmė į priekį.